Taigi sveiki, čia dualsim.lt ir Dugi Doc jumis sveikinasi vėl. Šiandien mūsų trumpoje apžvalgoje noriu parodyti dizainą bei kažkiek papasakoti apie naują telefoną, naują flagmaną Dugi firmos, tai yra Dugi DG900. Štai, šio telefono dizainas, galite pasižiūrėti. Stiklas Gorilla Glass, galiniam dangtelyje, metalas, stiklas Gorilla Glass 3 priekinis, 16 megapikselių kamera, 6,9 mm storio, Android 4.4.2, Full HD 5 colių ekranas ir 2 GB RAM. Galim pabandyti fotografuoti. Dugi, mes tave pabandysim nufotografuoti. Kamera tikrai yra gera. Kaip nurodo gamintojas, yra Sony kamera įdėta. Štai galite pasižiūrėti, jeigu perduos kamera tą vaizdą. Kamera tikrai yra gera. Baterija yra integruota. Paprasčiausiai jinai neišsiema. Aišku, jam galima, bet reikia žinot kaip. Štai atrodo taip juodas telefonas. Juodas ir su sidabriniais kraščiukais. Labai gražiai atrodo. Teisingai dar yra back touchas, su kuriuo galima fotografuoti. Reikia jungti funkciją fotografavimo. Pavyko. Galima fotografuoti su back touch. Va, čia yra back touchas. Štai telefonas atrodo baltas. Baltas ir auksinis. Yra gold. Metalas yra auksinis. Taip pat Gorilla Glass 3. Gorilla Glass 3. Metalas. Tik tai baltas ir auksinis. 16 megapikselių kamera. Taip yra flagmanas, tai yra naujiena visiška, naujas telefonas, tai 2014 metų flagmanas, kuris keičia labai populiarų ir labai gražų telefoną 2014, Dugi DG 2014. Jisai, sakykime, skiriasi tuom, kad yra 8 branduoliai, raiška yra didesnė ir 2 GB RAM, bei kad yra uždėti Gorilla Glass stiklai. Per daug apie funkcijas aš nekalbėsiu, yra tikrai daug apžvalgų šio telefono. Apskritai apie Dugi telefonus YouTube'e yra labai daug apžvalgų, tai kad tikrai galite ten pasižiūrėti, aš esminius dalykus pasakysiu, yra standartinis softas įdėtas, yra lietuvių kalba, labai gerai šviečia, galiu parodyti. Pasižiūrėkite. Taip. Dar vienas dalykas, dedasis 2 SIM kortelės, bet abidvi dedasi mini kortelės, čia yra slotas SIM kortelių, bet galima naudoti arba vieną SIM kortelę ir micro SD, arba 2 normales SIM korteles. Kas dar jums čia papasakoti apie telefoną? Apie strigimus aš jau nenorėčiau čia nei pasakoti, jų apskritai čia jų negali būti, jau 4 branduolių Dugi telefonas, jų visiškai nėra, o jau nekalbant apie šį modelį, ten 8 branduolių ir su 2 GB RAM, tai net neverta apie tai turbūt ir gilintis. Esmė, ką norėjau parodyti, tai yra dizainą ir iš ko pagamintas šis telefonas. Taip, telefonas nėra pigus, bet jis vertas to, kažkiek panašus, sakyčiau, į iPhone'ą arba į Sony Z3, bent dizainu kažkiek tai ir savo parametrais. Taigi čia dualsim.lt, linkiu visiems linksmų naujųjų metų, taip pat atsisveikina Dugis su jumis. Turėsite klausimų, skambykite arba rašykite.